Beveik 10-metį trunkanti draugystė su Prancūzijos universiteto sportininkais virto gražiu tarptautiniu renginiu. Kaip kilo mintis organizuoti tokį turnyrą? Na kaip, čia nėra tokia jau šviežia ta mintis, mes net su ir tais prancūzais, kurie čia yra atvykę, draugavom nuo 2001 metų. O panašiai nuo tų metų vyksta Lietuvos studentų sambo čempionatai. Ir dabar jie labai skaitlingai vyksta, per 100 dalyvių visą laiką, iš kokių 10-12 universitetų vyksta. Ir yra poreikis visą laiką tam tarptautiniam renginiam. Pirmą kartą Kauno technologijos universitetas organizavo tarptautinį sambo turnyrą KTU Open 2012. Beveik 40 dalyvių iš 6 Lietuvos aukštųjų mokyklų, svečiai iš Prancūzijos Keno universiteto bei 4 Lietuvos sporto klubų atstovai varžėsi įvairiose svorio kategorijose dėl apdovanojimų. Dalyvių spektras labai platus, o profesionalumo lygis skirtingas. Ką tik kovoja mūsų sportininkas, kuris vien pirmą kovą gyvenime yra. O iš merginų tarpe yra Lietuvos čempionės kovoja, sporto meistrės kelios. Mūsų irgi KTU komanda yra tokie Lietuvos prizininkai, kurie, kaip pasakyti, kandidatai sporto meistrus lygos sportininkai. Taip, kad yra spektras, pradėkim nuo pradinukų iki sporto meistrų. Turnyre merginų grupėje triumfavo Vilniaus miesto universiteto atstovės. Tuo tarpu beveik visose vaikinų kategorijose triumfavo Kauno technologijos universiteto atstovai, treniruojami Lino Apcarsko.